Šiandien pristatome pramoninius išmaniuosius automatus SD Systems iš Lenkijos. Asmens apsaugos priemonėms ir ne tik. Šiandien kolega pasiims darbo pirštinės, prieina su savo kortele, nuskanuoja, jam priklauso guminės pirštinės ir laukia, kur užsidegs sekcijoje žalia spalva. Štai užsidega, pasiema pirštinės ir keliauja į savo darbo vietą, būtinai atsijungia nuo programėlės. Kita kolegė pasiims net kelias asmens apsaugos priemonės, pirštinės, akinius ir respiratorius. Kaip matote, vienu metu galima suvesti net kelias priemonės. Galima į vieną sekciją sudėti ir 2 pirštinės, ir kas savaitę pasiimti. Pasiema jinai akinius, laukia, kol užsidegs kita sekcija. Pasiims tada jinai darbo pirštinės. Užsideginam žalia, pasiema pirštinės. Pirštinės galima sudėti ir supakuotas arba atskirai, tai yra tvaru. Ir vis dėlto jis nusprendžia, kad respiratoriaus šiandieną jai nereikia, nors užsidegė žalia spalva. Jinai persigalvoja, atsijungia, nes tik rytoj dirbs su respiratoriais, tad šiandien neima. Kitas atsakingas asmuo prieš naktinę pamainą nusprendžia papildyti asmens apsaugos priemonėmis spintą. Gali vienu metu atidaręs papildyti labai daug saugos priemonių, bet gali susiprogramuoti ir taip, kad papildyti tik tai vieną kitą poziciją, kad naktiniai pamainai nieko nepritrūktų. Tai didžiulis patogumas, tvarumas, komfortas, veiklos efektyvumas, atsargų kontrolė ir taupimas įmonėms.